Kaune, Europos prospekte 72. Šiandien atvykome pas molio tinko ekspertus Mr. Clay. Keliaujame į vidų. Labas, Raimonda. Labas, Jurai. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pavyko šiandien pas jūs atvažiuoti ir pasikalbėti apie jūs, apie Mr. Clay. Su jūsų produkcija šiek tiek susipažinau vienoje iš mūsų praeitų laidų. Mes rodėm tokį lenktynininko namą, pasikalbėjom apie molio tinką, bet norisi plačiau, norisi išsiplėsti. Tai Raimonda, kas yra Mr. Clay ir trumpai apie jūsų istoriją? Apie mūsų istoriją, jinai tokia ilga ir tokia graži ir brangi man. Aš trumpai šiek tiek galbūt paminėsiu, kad iš tiesų molio tinka. Anksčiau, žinai, visi galvodavo ir klausdavo, o jūs čia greit atsivežat. Visi galvodavo, kad mes importuojame molio tinką. Iš tiesų, mes gaminame jį Lietuvoje nuo 2016 metų ir visa istorija prasidėjo Alytaus rajone, buvusioje plytų gamykloje Alytaus keramikoje. Tai istorija buvo tokia, kad aš ten atėjau padirbėti kaip pardavimų vadybininkė, o gavosi taip, kad turėjau sustabdyti gamyklos veiklą ir sukūriau naują verslą ten. O visiems būna klausimas, o tai kaip nuo tos plytų gamybos iki čia to molio tinko? O tai iš didelių problemų ir bėdų. Netyčia, visai neįvertinus tam tikrų aplinkybių, prisimalėm vieniem partneriam molio miltus ir kol mes juos suruošėm, jiems tiesiog jų nebereikėjo. Tai teko sugalvoti, ką daryti. Taip gimė molio tinkas. Iš tikrųjų labai graži istorija, jau esate rinkoje praktiškai 8 metai, ar ne? 9 jau. Pats molio tinkas, kas tai yra per medžiagą ir iš ko jinai sudaryta? Šiaip molio tinkas, dar kiti sako, čia kažkokia naujovė. Tai nėra naujovė, tai buvo visada ir seniau. Tik tiek, kad mes gal dabar tam molio tinkui esam suteikę estetiką, kad galėtų turėti kiekvienas savo namuose molio tinką. Tai yra visiškai tikrai natūrali medžiaga, be jokių kažkokių cheminių medžiagų, lakiųjų organinių junginių. Ir kai mes sakome, mes turim galbūt tris klientų kategorijas. Tai yra tie pirmieji, kuriems reikia tikrai natūralios medžiagos, jeigu jie turi šiaudinį namą, galbūt jie turi molinį namą, arba tiesiog propaguoja tokį gyvenimo būdą, kai nori kuo mažiau chemijos turėti savo aplinkoje. Kita kategorija yra ta, kurie darosi patys. Ir gal jie nėra visai natūralistai, bet tiesiog jie tikrai gali pasidaryti patys, nes turime labai geras sistemas, mokymus vedame ir tikrai labai daug sėkmingai pasidariusių savo namus, nusitinkavusių sienas. O dar trečia kategorija, tai tie, kuriems tiesiog gražu, nes yra begalinės dizaino galimybės su molio tinku. Tai taip pat tas produktas, jisai gali pasiekti bet kurį klientą, nuo to, kuriam reikia natūralumo, iki to, kuriam tiesiog reikia gražaus estetinio vaizdo. Iš tikrųjų, čia Kaune turite ir nemažai pavyzdžių, čia, kiek žinau, atvažiuoja interjero architektai, jūs eksperimentuojate, kūrėte, dirbate su šią medžiagą, vedate mokymus. Pagrindinė, sakykime, mūsų gaminys, tai yra apdailinis molio tinkas ir šiai dienai mes turime 3 bazes. Tai yra balta bazė, netgi galima pasižiūrėti šiek tiek spalvą ir čia yra tokia, smėlinės spalvos bazė. Tai skirtumas, kaip ir matosi, kol nėra pigmento, bet įdėjus spalvos pigmentą pagal pasirinktą numerį, o spalvų yra tikrai virš 100, tai tikrai visi išsirenka. Tai įdėjus pigmentą jos gaunasi gana panašios. Kuo skiriasi? Tai baltas apdailinis molio tinkas, jis toks, sakykime, švelnesnis, tie šešėliai švelnesni, o mūsų naujasis gaminys, Lightsen 13 mes jį pavadinę, jis turi daugiau tokių gyvų šešėlių ir gal pastebėjome, kadangi grūdelis yra ten 0,1 mm didesnis, galbūt daug lengviau tinkuoti, kas darosi patys. Ir yra rudas apdailinis molio tinkas, tai su rudu moliu daromas, tai kam reikia tokių ryškesnių spalvų galbūt, tai tada naudojamas jisai ir būtent jo pagrindu buvo sukurtas mišinys pavadinimu Svencelė, kuris ir buvo naudojamas Klaipėdos muzikinėme teatre. Va, aš jau norėjau klausti. Ir būtent tam projektui jis ir buvo sukurtas, tas mišinys. Kas gerai yra su molio tinku, mes jį vadinam molio tinkas ir kitiems gal tai skamba kaip kažkas, labai tokio, negirdėto. Iš tiesų čia mineralinis mišinys, tai pirmiausia reikėtų tą ir įsivertinti. Tai reiškia, kad jeigu mes norim natūralumo, mes jį paliekam natūraliai, jeigu mums reikia tiesiog gražaus dekoro, mes jį galim lakuoti atspariausiais lakais. Kokie tik yra, galima silpnesniais, galima stipresniais ir tikrai suteikti labai kietą paviršių. Ir nuo lako realiai priklausys jo atsparumas. Raimonda, paminėjai, kad žmonės gali
gali šią medžiagą būtent ir patys, kaip sakyti, paruošti, pagražinti savo erdvės ir juos gali čia apmokyti. O ar turit patys meistrus patyrusius, kurie gali atvažiuoti ir padaryti viską, ko reikia? Tikrai taip, yra net ne vienas meistras ir yra netgi tokių, kurie jau ir dirba nuo pat pradžių, tai 8 jau metus, profesionalai, kurie tikrai garantuoja gerą rezultatą. Tai kada žmogus nori tikrai sutaupyti, tai tada jie darosi patys ir tikrai gali pasiekti gerą rezultatą, bet jeigu visgi turit biudžetą, tai tikrai rekomenduojame jau gerus meistrus rinktis. Kas liečia iš esmės, renkantis sienų apdailą, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, jau gyvenate namuose ir norite remontą pasidaryti, bet ne kapitalinio, tokį kosmetinį, tai su molio tinku jūs galite tinkuoti tiesiai ant senų dažų, prieš tai galima nusigruntuoti kontaktiniu gruntu, nebus jokių dulkių ir realiai jūs iškart galėsite miegoti tame kambaryje, nes garuos tik vanduo, kurį pylėt mišinį. Čia didžiulis privalumas, jokių kvapų, super, čia labai gerai. Jeigu kalbam apie naujos statybos būstus, tai irgi yra tam tikri privalumai, tai paruošimas yra daug paprastesnis, tai yra paruošimas iki glaistymo, bet tikrai turi būti nuoširdžiai atliktas kokybiškai. Tai jeigu gipso kartonas, tai turime užglaistyti siūles, varžtus, kampus, jeigu yra tinkuotos sienos, nesvarbu kokiu tinku, ar gipsiniu, cementiniu, kalkiniu, ar gal netgi rudu molio tinku, tai jeigu yra tvarkingai, viskas gruntuojame ir tinkuojame tiesiai ant viršaus, jau ploną tą sluoksnį apdailinio molio tinko. Storis apie milimetrą su pusę gaunasi. Okay. Raimonda, kalbant apie Mr. Clay ir pačią molio produkciją, link kur tu pati matai, kad juda apskritai pati rinka, kur yra tas molio tinkas ir apskritai kalbant apie jūsų įmonę, kokios jūsų ambicijos, kokia ateitis, ką jūs galvojate, planuojate pasidalinti? Žinai, kai pradėjau prieš tuos 8 metus, tai niekas iš vis nežinojo, kas tas molio tinkas ir tikrai žiūrėjo visi keistai, ką aš čia planuoju daryti. Bet šiai dienai tai iš tiesų ne vienas žinomas pasaulinio lygio gamintojas jau į savo sortimentą įveda molio tinką, kas tikrai tai rodo, kad rinkoje poreikis tik didės. Iš tiesų neseniai su mumis buvo pasidalinta tokiais pasauliniais rinkos tyrimais apie natūralių tinkų būtent augimą, prognozės iki 30 metų. Tai aišku, jos ten yra didėjančios ir kas smagiausia, kad tarp 11 pasaulio gamintojų buvom paminėti ir mes. Tai toks labai įvertinimas, nes tikrai matyti esam pastebėti dėl savo tos estetinės dalies labai. O pati aš molio tinką visą laiką, anksčiau vieni sakydavo, čia gal nišinis produktas, kad čia išskirtiniam klientam. Aš visgi visą laiką jaučiau, kad yra visiems žmonėms. Ir mano tikslas, aš labai nenoriu išskirstyti žmonių į kategorijas, tai yra visiems žmonėms prieinamas produktas. Jo ir kaina yra labai draugiška kaip pačio produkto, labai sąlygos turėti tą gražią apdailą irgi yra dėkingos. Mes mokymus vedame, turime daug patirties. Tai tiek, kiek aš gaminsiu ir kursiu šitą produktą, tai jis bus tikrai visiems žmonėms. Ir kaip mes net juokaujam, jo dizaino galimybės gali būti tokios, nuo kaimo trobelės iki verslo centro ar net muzikinio teatro. Net bažnyčia yra nutinkuota mūsų molio tinku. Okay, tai reiškia, bet kokiam interjero stiliui galima pritaikyti molio tinką. Absoliučiai. Tai iš tikrųjų, Raimonda, ačiū labai tau. Sužinojom tikrai labai naudingos informacijos. Aš ir pats sakau žiūrovam, užsukite į Kauną pas Mr. Clay ar Vilnių ar mrclay.lt, pasiskaitykit, pasižiūrėkit, atvykit čia, matau, nuostabi yra studija, tikrai galima patiems pasimokyti. Taip, ir pasimokyti, ir pavyzdžių daug, ir spalvas galima išsirinkti. Tai liuks, o mes laukiam iš tikrųjų, kada vėl sutiksim jūsų produkciją ir kokiam naujam įspūdingam interjero projekte ir pasikalbėsim tada vėl, kur Mr. Clay ką tuo metu veikia. Tai ačiū tau. Ačiū.